kalbinau 5 deimantų direktorių, didžiausią organizaciją pasaulyje sukūrusi Charlie Boltoną. Ir noriu užduoti vienintelį klausimą. Kodėl būtent verta pasirinkti GNLD kompaniją, o ne kažkokią kitą? I know of a lot of companies in the world, but personally there is not one that has the products that can even stand in the shadow of our products. Our products are proven worldwide. We've got some of the best scientific organizations in the world whose standards we meet. Aš asmeniškai žinau labai daug kompanijų, bet ne viena neprilygsta šitai kompanijai, kuri turi aukščiausios kokybės produktus, kuri turi mokslo patarėjų tarybą. And this business would not work in Africa if the products were not 100% right. Ir šitas verslas neveiktų Afrikoje, jeigu šitie produktai nebūtų 100% teisingi. Because African people are different to European people. Nes afrikiečiai skiriasi nuo europiečių. The European will buy a product 3-4 times. Europiečiai perka produktus 3-4 kartus. Even if it doesn't work. Netgi jeigu tai ir neveikia. African O afrikiečiai will buy it once. Nupirks tik tai vieną kartą, vienintelį. And if it doesn't work, you'll never see them again. Ir jeigu jis neveikia, tu daugiau jo nepamatysi. So that's the biggest thing that you know. Beside the history of the company and the integrity, we've been involved 40 years. Tai yra didžiausia vertybė be visų kitų vertybių ir be to, kad mes esame pasaulyje daugiau kaip 40 metų. And not at one time ever the company made promises to us they have not kept. Ir jeigu kompanija kažką tai mums žada, ji ištesi. The payments, the commissions are always on time. Visi mokėjimai, bonusai, visada viskas yra laiku. Everything they promise is right there. Viskas, ką jie žada, yra išpildoma. That's why I believe in integrity. Ir aš manau, kad tai yra sąžiningumas. And now it's actually been handed down to the next generation, is Kendra Brasfield. Ir dabar visa tai yra perdodama sekančiai kartai, tai yra Kendra Brasfield. She and the board of directors. Ji yra taryboje. So I really believe the last 50 years is going to be nothing to what the next 50 are going to be. Ir aš galvoju, kad praėję 50 metų yra niekas palyginus su tuo, kas mūsų laukia. So integrity of products, integrity of the company, there's nothing that can fall. Taigi, sąžiningumas susijęs su produktais, su kompanija, niekame mes negalim susimauti. Thank you. Ir nuotraukite.